žmogus nori būti pažintas ir mylimas. Žmogui reikia kito žmogaus, kad būtų pirmiausiai išgirstas, suprastas ir priimtas toks, koks jis yra. Ir manau, tokio santykio kiekvienas mes trokštam ir norim. Terapija savotiškai yra meilės kalba, nes terapeutas manęs klauso, priima ir gilinasi į mano istoriją, į mano jausmus. Tai iš tikrųjų santykis, kuris gydo. Ir šiaip aš tikiu, kad terapijoje santykis gydo, kurio mums tikrai reikia kiekvienam. Žmogui reikalingas santykis ne tik su pačiais brangiausiais žmonėmis, kartais reikalingas santykis ir su gyvūnais, pavyzdžiui. Tai ir santykis pačiam su savim. Čia irgi svarbus dar momentas. Nes kaip sako, aš su savim visada esu, bet ar aš tikrai į save atsisuku, ar aš tikrai savęs klausiu, kaip aš jaučiuosi, ko aš noriu ir reaguoju atitinkamai, ar aš neignoruoju savo poreikių. Ir tai būna paprastai susijęs, kaip aš su savim, taip ir su kitu.